1866 metais į Vilnių atvažiavo toks jaunuolis Vilhelmas Juzefas Zacharčikas ir atsivežė fotoaparatą. Apie jį patį ir apie jo gyvenimą iki to mes mažai žinom. Tiesą sakant, ir tai, ką jis veikia Vilniuje, irgi žinau ne tiek daug, bet Zacharčikas įėjo į Lietuvos fotografijos istoriją. Buvo tikriausiai, nebejotinai, buvo vienas iš pirmųjų fotografų dariusių Vilniaus nuotraukas. Vilniaus gatvių, miesto apylinkių ir priemiesčių nuotraukas. Žinome, kad gimė 1841 metais, vadinasi, buvo 24 metų, greičiausiai atvažiavo iš Varšuvos ir galima spėti, kad mokinosi fotografijos pas vieną iš geriausių Varšuvos fotografų, Maksimilianą Fajansą. Kas jį atvedė į Vilnių, kodėl atvažiavo į Vilnių, kodėl pasirinko fotografuoti Vilnių, mes neatsakysime. Bet, kaip aš dažnai kartoju, turime būti dėkingi likimui, kad taip susiklostė reikalai ir šitas jaunas fotografas savo gyvenimo pradžiai, greičiausiai tai buvo pirmosios jo nuotraukos, kurias jisai darė savarankiškai, pasirinko Vilnių. Vilniuje jis padarė 52 nuotraukos, gal daugiau, bet išliko 52 žinomos Vilniuje darytos jo nuotraukos. Fotografavo daugelį dalykų ir iš kitų fotografų, tuo metu fotografų, gal aš jį skirčiau tuo, kad jis mėgo ir ne tik miesto ne tik patį miestą fotografavo, miesto įžymybės, bet ir miesto apylinkės, priemiesčius. Tai kas jį vedžiojo po Vilnių, mes negalim pasakyti. Ar jis tai turėjo čia kokių, kas buvo jo vadovas, ar turėjo kokių artimų žmonių, ar tiesiog buvo pasiskaitęs jau tuo metu išleistus vadovus po Vilnių. Bet mes galime eiti jo keliu, jo tais takais ir grožėtis tuo Vilniumi, kuriuo grožėjosi tuo metu visi vilniečiai. Ir štai galbūt natūralu, kad tą pasivaikščiojimą su Zacharčiku mes galim pradėti nuo Vilniaus pradžios, nuo Vilniaus arkikatedros, didžiausios katalikų šventovės, kuri beveik niekad nebuvo uždaryta. Caro okupacijos metais niekad nebuvo uždaryta. Fone mes matome ir Trijų kryžių kalną. Ir vėl čia gera vieta paminėti, kad Zacharčikas mėgo fotografuoti miestą iš aukštumų. Jis rinkosi įvairiausias aukštumas, kaip sakau, ar jisai pats surado jas, ar tai buvo tokios vietos, kurias visi vilniečiai žinojo ir jau žinojo, kad iš ten atsiveria gražiausias vaizdas į miestą. Aš manau, kad mums ir dabar būtų įdomu pasižiūrėti tas Vilnių iš tų taškų, kuriuos matė Zacharčikas ir jo amžininkai. Zacharčiko laikais buvo fotografuojama tokiu vadinamuoju šlapiojo kolodijaus metodu. O tai reiškia, kad fotografas prieš fotografuodamas pats turėdavo pasidaryti negatyvo plokštelę. Tai reiškia, kad jis su savim turėjo nešiotis visus fotografijos reikmenis, chemiją, indelius ir turėti patalpą, kažkokią palapinę, kurioje būtų galima atlikti visas operacijas tamsoje. Tai fotografavimas atviram ore, vietovaizdžių fotografavimas nebuvo toks paprastas kaip dabar. Ne kiekvienas ryždavosi tą daryti. Bet kaip bebūtų, dirbant su šlapio kolodijaus metodu, atvirame ore fotografuojant, tikrai reikėjo dar ir pagalbininko. Ir po daugelį Vilniaus vietų, kurias jis fotografavo, jisai vaikščiojo su kažkokiu pagalbininku, kuris nešė jam visą ir fotoaparatą, padėjo nešti ir tą vadinamąją palapinę su fotografijos reikmenimis. Yra išlikus viena Zacharčiko nuotrauka, originali, tarkim, tokio didelių matmenų, iš kurios mes galime spręsti, kad ir Zacharčikas naudojo ir labai didelio formato fotografijos kamerą. Vilniuje niekas tokią didelę kamerą nefotografavo. Vėliau
Jis tam, kad nuotraukas galėtų platinti ir jos būtų pigesnės, prieinamesnės pirkėjams, jisai jas perfotografuoto, mažindavo ir darydavo truputį mažesnio formato nuotraukas, kurias užklijuodavo ant kartono pagrindo, ant kurio jau buvo atspausdintas ir jo pavardė, ir Vilniaus užrašas Vilniaus albumas ir tai, kas vaizduojama. Zacharčikas mėgo apylinkės fotografuoti. Ir aš esu dabar tokiam taške, iš kurio jis yra padaręs kelias nuotraukas, žvelgdamas ir į Užupį, žvelgdamas ir link Bernardinų, tiek kiek toliau paėjęs ir į Belmonto kalną. O kitos nuotraukos darytos iš anos pusės, tose nuotraukose užsifiksavo ir Vizitiečių vienuolyną jo bažnyčią, ir misionierių bažnyčią, ir kitas apylinkės ir net vaizdą į miesto centrą. Tai šitas taškas yra kažkokiu būdu ir jam jisai yra ypatingas. Vilhelmas Juzefas Zacharčikas gimė tolimame Kremenėje, Voluinėje, katalikų šeimoje 1841 metais. Ir aišku, kad jo atvažiavęs į Vilnių jisai fotografavo katalikišką Vilnių. Bet nepaisant to, jo Vilniaus nuotraukų albume, tarp 52 nuotraukų yra 7 nuotraukos, kurias galima laikyti, kuriuose vaizduojamas stačiatikiškas ar rusiškas Vilnius. Jisai nufotografavo ir stačiatikių kapines, ir paminklus pastatytus rusų kariams, malšinusiems 63 metų sukilimą, paminklą stovėjusi Švento Jurgio, o dabar Kudirkos aikštėje, ir paminklą stačiatikių kapinėse, nufotografavo gubernatoriaus rūmus, kelias cerkves, bet kaip minėjau, taip pat fotografavo ir katalikams svarbias Vilniaus vietas. Ir štai mes čia esame vienoje tokioje vietoje, kurią visi Vilniaus fotografai tikrai užfiksuodavo. Nuo pačių pirmųjų iki dabartinių fotografų niekas nepraleidžia aušros vartų. Dažniausiai fotografuojama iš šitos pusės, iš užmiesčio pusės rakursas būtų įdomesnis, bet tokios nuotraukos Zacharčiko albume mes neradome. Zacharčikas mėgo bendrus planus, mėgo daryti miesto panoramų vaizdus. Vaizdus, kuriuose tolumoje matomos, horizonte matomos, horizonto linijoje matomi miesto akcentai. Sakysim, kaip šičia mes matome, Zacharčikas matė, mes dabar blogiau matome Vizitiečių vienuolyno bažnyčios bokštus, toliau misionierių bažnyčios bokštus. Ir jo kadre taip pat galima pamatyti jau link miesto centro artėjančius pastatų kontūrus. Šita vieta yra įdomi, kadangi tuo metu, kai Zacharčikas fotografavo, čia už Vilniaus kitame kairiajame krante plytėjo pievos ir stovėjo vos keli pastatai. Jogicheso malūnas, buvęs Tiškevičiaus malūnas. Ir tame kadre ypatingai gražiai matosi horizonte esantis Vizitiečių bažnyčios, miesto Vizitiečių rojaus sodas vadinamasis buvęs prie bažnyčios. Kelis kadrus padarė Zacharčikas iš šito Vilniaus kranto ir objektyvą kreipė į kelias pusės. Vieną kartą, sakysime, nukreipė objektyvą labiau į rytus, matėsi šitoj vietoje plytinti, tuo metu plytėjusi, išplitusi Vilniaus vaga su vadinamąja Saksų sala. Šitą vaizdą, šitą vietą jisai taip pat yra fotografavęs iš anapus, nuo kito šlaito. Ir čia atsiskleidžia tam tikras Zacharčiko metodas. Jis mėgo tyrinėti tą pačią vietovę iš kelių pusių. Tai ne vienas atvejis, kai, sakysim, tą patį slėnį jis nufotografuoja iš vienos pusės, iš vieno šlaito ir paskiau iš kito šlaito. Atvykęs į Vilnių 1865 metais Zacharčikas padarė 52 miesto nuotraukas. Dar padarė, žinoma, saulės dėmių nuotraukų.
kuriomis tiesa observatorijos vadovai nebuvo labai patenkinti. Ir net tas observatorijos direktorius Mislovas vienų metų observatorijos ataskaitoje taip parašė. Sako, jis labai gražiai mokėjo fotografuoti miestą ir priemiesčius, tačiau visiškai nesisekė daryti saulės nuotraukas. Bet keisčiausia galbūt tyrinėtojams tai, kad be šitų Vilniaus nuotraukų Zacharčikas daugiau jokių nuotraukų nepadarė. Mes apie jį mažai žinojome ir kai ieškojau kažkokių pėdsakų, aš pagalvojau taip. Jeigu jisai būtų kur nors išvažiavęs kitur fotografuoti, tai be abejonės toks meistras jisai būtų padaręs gražių nuotraukų, kurios būtų tikrai išlikusios. Kodėl jis daugiau nefotografavo? Ir tada tokia mintis atėjo į galvą, kad vis tik tai jo jau reikia ieškoti kapinėse, jo pėdsakų. Ir pavyko Rasų kapinių inventoriuose surasti Vilhelmo Zacharčiko palaidojimo vietą. Tas kapas atrodė truputį, kapas yra šičia, antkapinis paminklas atrodė truputį prasčiau. Kryžius buvo nulaužtas ir pereitais metais pavyko jį atkurti. Iš tikrųjų tai yra autentiškas tų laikų kryžius. Padaręs 52 nuotraukų Vilniaus albumą, Zacharčikas jį platino įvairiais būdais. Įdomu, kad jis 2 albumus padovanojo caro šeimai. Tie albumai yra išlikę. Vienas albumas yra saugomas Rusijos imperatoriškosios geografijos draugijos fonduose. Dar tokių keletą albumų turi privatus asmenys. Įdomu, kad Vilniaus Mažvydo, Lietuvos nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje visai neseniai taip pat atsirado 33 nuotraukų Zacharčiko nuotraukų rinkinukas. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus prieš kelerius metus įsigijo 51 nuotraukos albumą, rinkinuką. Taip sakant, tai beveik išsamiausias, tai yra tikrai išsamiausias Zacharčiko sudarytas Vilniaus albumas. Muziejus įsigijęs albumą surengė parodą, dar iki šiol jinai vyksta, ir taip pat išleido leidinuką, albumą, Vilniaus albumą, skirtą Zacharčiko nuotraukoms. Sudarytojai ir autoriai yra 2, Dainius Junevičius ir Margarita Matulytė, 2 Lietuvos fotografijos, XIX amžiaus fotografijos istorikai. Ir galbūt skaitytojams, kurie vartys tą albumą, svarbu paminėti, kad prie jo yra pridėtas toksai planelis tų vietų, kuriuose fotografavo Zacharčikas, ir tų vietų parodyti kampai, kur jis stovėjo, ir kampas, kurio buvo nukreipęs savo fotoaparatą. Tai tas planelis, kurio pagrindas yra to laikmečio 1863 ar 5 metų Vilniaus planas, yra puikus, gali būti vadovas tiems fotografijos mylėtojams ar Vilniaus praeities mylėtojams, kurie norės Zacharčiko nuotraukose pamatyti senąjį Vilnių. Zacharčiko laikais buvo fotografuojama vasaros metu. Tai jisai turėjo iš tikrųjų 2 vasaras, kada galėjo išvaikščioti Vilnių ir jo apylinkės ir surasti pačius gražiausius taškus. Nebejotinai šita vieta, Plikakalnio atodanga, buvo žinoma visų vilniečių, kad vieta, kur atsiveria nuostabus vaizdas į Neries upę ir toliau kitam krante esantį Vingį, Zakretą, tuo metu taip vadinama. Tai yra vienas, mano manymu, viena iš gražiausių Zacharčiko Vilniaus nuotraukų esančių jo Vilniaus albume. Matyt, į tą tokį 5 gražiausių Vilniaus nuotraukų sąrašą aš įtraukčiau didelio formato išlikusią nuotrauką, Paplaujos vaizdas, Saksų Vilnios vaga ir Saksų sala, žvelgiant iš užupio. Taip pat be galo žavinga yra Gedimino pilies kalno nuotrauka daryta iš kito Neries kranto, kur dar priekyje matosi ir tuo metu ten įrengtos citadelės, tvirtovės pylimai. Matyt, Lukiškių aikštės nuotrauka daryta nuo Bufalo kalno ar Tauro kalno.
patektų tarp tų 5 gražiųjų nuotraukų. Matyti į tą sąrašą įtraukčiau taip pat ir keletą tokių nuotraukų darytų iš Altarijos aukštumų, nuo 3 kryžių kalno ar tos vietos maždaug, kur yra matomas Vilnius dabar iš Užupio, iš Kryžių gatvės ar iš Užupio gatvės. Tokiu būdu mes ir sudarom tą 5 nuotraukų sąrašą. Šičia Plikakalnio atodangoje pradedame ir pabaigiame. Mano supratimu, šitas vaizdas tikrai patenka tarp tų 5 gražiausių Vilniaus albumo Zacharčiko nuotraukų.